Seniai, seniai gyveno moteriškė, labai varginga. Ji turėjo sūnelį Džeką. Jiedu abudu nieko kito neturėjo, tik seną karvytę. Kartą mama sako Džekui: parduok karvę. Gerai, mažytė. Ir Džekas pasiėmė karvę, vedasi parduoti į turgų. Kur karvę parduoti? Parduok man. Parduok man. Kiek duosi pinigų? Duosi pupas. Man nereikia pupų. Man reikia pinigų. Bet jūs stebuklingos. Stebuklingos? Pagalvojo Džekas, pagalvojo ir paėmė pupas. Žmogus nusivedė karvutę, o Džekas grįžo namo, o mama klausė: Pardavai karvę? Taip. Kiek gavai pinigų? Gavau pupų. Mama labai supyko ant Džeko. Pupų? Kam mes pupų? Mes negyvensiškų. Paėmė pupas iš Džeko ir metė per duris. O Džekas nuėjo miegoti. Džekas miegojo, ryte pabudo, pasirąžė ir žiūri, išaugus didelė pupa. Ir Džekas pradėjo ją lipti, ropštis. Lipo, kol užlipo iki pat dangaus. Pamatė didžiulę gražią pilį tarp debesų. Pasibeldė ir išgirdo kažkokį triukšmą. Ogi ten milžinas triukšmavo. Užuošiu žmogaus kvapą. Pasislėpė Džekas išsigandęs milžino. Milžinas klausė vištelės: Arba tai ką nors? Ne, nieko nemačiau. Tada milžinas įsakė višteliai: Višta, dėk. Ir višta padėjo kiaušinį, stebuklingą, auksinį. Milžinas pasėmė kiaušinį ir nuėjo toliau miegoti. O Džekas jau norėjo bėgti ir išgirdo, kaip vištelė jam sako: Ar mane pasimkartau? Pasiėmė vištelę, bėga Džekas su vištele, o milžinas vejasi. Džekas šaukia mamai: Mama, gelbėk. Jau atėjo į žemę ir mama kerta, pupa keberiokšt. Milžinas keberiokšt ir puolė. Tada Džekas linksmas atėjo prie mamytės. Mamytė džiaugiasi, kad sugrįžo Džekas ir sako: Buvai, sūneli. Aš taip dėl tavęs jaudinausi. Aš taip dėl tavęs jaudinausi. O kas čia? Čia višta. Jinai gali padėti auksinį kiaušinį. Štai višta iš karto padavė auksinį kiaušinį. Mama apsidžiaugė, labai laiminga buvo. Ir Džekas, ir vištelė. Visi kartu gyveno labai laimingai.